Gerbiami klausytojai, džiaugiamės, kad dalyvaujate ES finansuojamame Erasmus Plus programos projekte vadinamame klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Šio projekto pagrindinis partneris ir lyderis yra Pamukkale's universitetas įsikūręs Turkijoje. Taip pat projekto partneriai yra Hatay Mustafa Kemal universitetas, Süleyman Demirel universitetas, Başkent universitetas, Budur Mehmet Ekifiroy universitetas. Visi šie universitetai yra iš Turkijos. Taip pat turime partnerius iš Rumunijos, tai yra Krajovos universiteto, bei Šiaulių valstybinė kolegija, kuri atstovauja Lietuvai. Projekto asocijuoti partneriai yra Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos kineziterapeutų asociacijos ir draugijos. Noriu Jums pristatyti antrąjį modulį elektrostimuliacijos srovės bei 2.4. submodulį stimuliacija mikrosrove. Šį modulį parengė lektorius Dovydas Gedrimas ir docentė Vaida Aleknavičiūtė Ablonskė. Jie abu dirba Šiaulių valstybinėje kolegijoje sveikatos priežiūros fakulteto reabilitacijos katedroje. Modulį vertė ir įgarsino docentė Vaida Aleknavičiūtė Ablonskė. Įvadas. Neuroromaninė elektrostimuliacija mikrosrove, dar kitaip sutrumpintai vadinama MENS, buvo sukurta kaip kineziterapijos būdas, kurio metu į audinius yra įvedama mikroamperų diapazono srovė. Yra nustatytas ir įrodytas fiziologinis MENS poveikis, kuris veikia kaip skausmo malšinimas, taip pat audinio atstatinimo palengvinimas arba skatinamas regeneracija audinio, kai yra sausgyslių pažeidimai, odos opos, žaizdos, pragulos ar raiščių patempimai. Neuroraumeninė elektrostimuliacija mikrosrove – tai gydomoji prieiga, kurios metu įvedama subsensorinė žemos įtampos srovė, kuri atkartoja gyvųjų audinių elektrinį aktyvumą. Jei į pažeistus raumenų audinius būtų tiekiamos fiziologinio stiprumo mikrosrovės, būtų galima įvairiais mechanizmais kontroliuoti pakitusią membranos funkciją. Pavyzdžiui, palaikyti intraląstelinę kalcio jonų homeostazę ir reguliuoti adenozidrifosfatą gamybą. Kitos elektrosrovės sumažina adenozidrifosfatą gamybą audiniuose, tačiau MENS padidina adenozidrifosfato gamybą audiniuose, tokiu būdu suaktyvindama jų regeneracijos greitį. Tyrimai rodo, kad gydant raumenų pažeidimus mažo stiprumo, tai yra mažiau negu 500 mikroamperų mikrosrovių elektroterapija, galima sumažinti raumenų simptomų sukūrimą. Paprastai elektroterapijos stimuliacijoje naudojama yra miliamperiai, kad padidintų srovės intensyvumą. Tačiau mikrosrovės stimuliacijoje naudojama yra mikroamperiai. Tokiu būdu pacientai gali nejausti srovės pojūčio ir jaustis komfortabiliau terapijos metu. Kaip ir minėjau anksčiau, įvedant mikrosrovę, pacientas jos nejaučia, nes jos intensyvumas nėra pakankamas nervinėms skaiduloms stimuliuoti. Įprastai neuroraumeninė elektrostimuliacija mikrosrovės terapija buvo taikoma siekiant pagerinti sužeistų sportininkų gijimą, ypatingai gydant ir valdant raumenų skausmą ir disfunkciją, skatinti kaulų lūžių gijimą. Skausmo valdymas taikant neuroraumeninę elektrostimuliaciją mikrosrove. Neuroraumeninės elektromikrostimuliacijos, dar vadinamosios MENS terapijos prietaisas yra vadinamas mikrotenso prietaisu. Taigi skausmo valdymo mechanizmas mikrotenso prietaisu skiriasi nuo įprastos periodinės elektrinės nervų stimuliacijos. Pastarosios metu
nervas sužadinamas sensorinė stimulacija. Viena iš skausmo valdymų teorijų teigia, kad neuroraumeninė elektros mikrostimuliacija gali sukurti arba pakeisti nekintamą nuolatinės srovės srautą nerviniuose audiniuose, kuris gali tam tikru būdu pakreipti skausmingo stimulo perdavimą. Neuroraumeninė elektrostimuliacija mikrosrove terapija taip pat gali padidinti ląstelės membranos receptyvumą neuromediatoriams, kurie blokuos skausmo signalų perdavimą. Štai kodėl neuroraumeninė elektromikrostimuliacija padeda sumažinti skausmą. Kalbant toliau apie skausmo valdymo mechanizmus, taikant neuroraumeninę elektrostimuliaciją mikrosrove, buvo pastebėta, kad nuo 10 iki 500 mikroamperų srovė skatina adenozitrifosfatą gamybą, padidina aminorūgščių pernašą, baltymų sintezę ir šių reakcijų metu susidariusių junginių šalinimą audiniuose. Nuo 500 iki 1000 mikroamperų srovės intensyvumas skatina adenozitrifosfato gamybą susilyginti, o jei srovė perkopa 1000 mikroamperų, adenozitrifosfato gamyba sumažėja. TENS prietaisais įvedama iki 60 kartų didesnė srovė nei ta, kuri mažina adenozitrifosfato gamybą. Tai gali paaiškinti, kodėl TENS prietaisai nėra veiksmingi gydant uždelsto raumenų skausmo sindromą. Tipiškos neuroraumeninės elektrostimuliacijos mikrosrove programos naudoja tik žemus ir paprastus vienakanalius dažnius, kaip pavyzdžiui 0,3 Hz, 3 Hz, 10 Hz, 30 Hz ir 300 Hz intensyvumą. Audinių gijimas. Šiuo metu neuroraumeninė elektrostimuliacija mikrosrove sėkmingai taikoma įvairiose klinikinėse situacijose, ypatingai tose, kuriuose reikia paspartinti ir paskatinti minkštųjų audinių gijimą arba nesugijusių kaulų lūžių regeneraciją. Pastebėta, kad neuroraumeninė elektrostimuliacija mikrosrove atitolina mialgijos atsiradimą, gerina simpatinių nervų tonusą, skatina žaizdų gijimą, didina beta endorfino ir skausmo slenksčio lygį, slopina bakterijų augimą, mažina raumenų nuovargį ir skausmą bei aktyvina kraujotaką. Audinių gijimas. Taikant elektrosrovę. Elektrostimuliacija 200–800 mikroamperų srovėmis yra puikus būdas pripildyti audinius adenozitrifosfato, kuris audiniuose išlieka tol, kol yra reikalingas, tai yra, kol audiniai gyja. Taip galima paaiškinti daug įvairių tyrimų, kurie rodo, kad gijimas taikant elektrostimuliaciją audinio paspartėja iki 200% ir mes kalbam apie bendrai įvairias patologinės būkles, kurios yra susijusios su audiniais. Klinikiniu požiūriu, bet koks gijimo procesas reikalauja daugiau adenozitrifosfato, todėl jį galima pagreitinti naudojant priemones didinančias adenozitrifosfato kiekį audiniuose. Gydymas taikant neuroraumeninę elektrostimuliaciją mikrosrove gali adenozitrifosfato kiekį audiniuose padidinti iki 400%. Tuo tarpu kiti elektrostimuliacijai skirti metodai adenozitrifosfato kiekį paveiktose audiniuose mažina, todėl ir lėtina gijimo procesus. Neuroraumeninės elektrostimuliacijos mikrosrove privalumas yra tas, kad ji retai sukelia raumenų susitraukimus ir nemalonius pojūčius odoje. Be to, jos metu pasireiškia tik keletas šalutinių poveikių, kuriuos sukelia elektros srovė. Todėl ši stimuliacija tinka pacientams, kurių judrumas po operacijos yra ribotas arba kurie yra jautrūs elektros srovei.
Neuroraumeninės elektrostimuliacijos mikrosrove pagrindas – jonų kanalas ir ląstelių ryšys, kurie skatina ląstelių aktyvumą, normalizuodami elektrinę ląstelės aplinką. Ji taip pat skatina ląstelių diferenciaciją, plitimą ir migraciją, taip palengvindama audinio gijimo ir atsikūrimo procesą. Elektrostimuliacija mikrosrove. Neuroraumeninė elektrostimuliacija mikrosrove labai padeda stabdyti raumenų atrofiją. Pavyzdžiui, neuroraumeninė elektrostimuliacija mikrosrove gali užkirsti kelią dvilypio raumens atrofijos progresavimui ir palengvinti raumenų ląstelių regeneraciją. Nustatyta, kad būtent neuroraumeninė elektrostimuliacija mikrosrove padeda susigrąžinti jėgą atrofavusiam plekšniniam blauzdos raumeniui. Todėl neuroraumeninė elektromikrostimuliacija turi potencialą tapti veiksminga terapinė intervencija, padedančia atkurti ilgalaikės imobilizacijos ar segmento nejudrumo sukeltą raumenų atrofiją. Elektrostimuliacija mikrosrove. Palyginus neuroraumeninės elektrostimuliacijos mikrosrovės veiksmingumą naudojant dvi skirtingo intensyvumo elektros sroves, tai yra 50 mikroamperų ir 500 mikroamperų, buvo nustatyta, kad 50 mikroamperų intensyvumo srovė yra veiksmingesnė nei 500 mikroamperų srovė, siekiant palengvinti lateralinio epikondilito, dar vadinamo tenisininko alkūnės simptomus jaučiantiems žmonėms ir skatinti paveiktų raumenų sausgyslių regeneraciją. Įrodyta, kad neuroraumeninė elektrostimuliacija mikrosrovė stimuliuoja dėl neaktyvumo atrofavusio pelių plekšninio raumens regeneraciją. Tokiu būdu greičiau grįžta šio raumens funkcija ir galima atlikti daugiau funkcinių judesių. Panaudojimo tipai. Tai vienas iš jų yra būtent zondiniai elektrodai. Zondus įprastai naudos sveikatos priežiūros specialistai, norėdami sumažinti skausmą ir pagerinti funkciją. Šie elektrodai veikia geriau už limpančiuosius, nes juos galima išdėlioti tiesiai arba aplink skausmingą sritį. Zondus patariama iš anksto prisotinti laidžiuoju elektromedicininio tirpalu. Nors kiekvieno gamintojo rekomendacijos skiriasi, paprastai zondai į vieną vietą dedami maždaug 10 sekundžių. Įprastai vieną gydymo seansą sudaro 12-20 zondų grupė, uždedamų 10 sekundžių ir kurių kiekvienas zondas dedamas skirtingu kampu. Kitas panaudojimo tipas tai yra plokšteliniai limpantieji elektrodai. Limpantieji elektrodai dedami laikantis tų pačių rekomendacijų kaip ir zondai, tik tais ilgesniam laikui. Tai galite pamatyti pirmame, antrame ir trečiame paveikslėliuose. Siekiant geriausių rezultatų, elektrodus gali tekti vedžioti po probleminę sritį. Nors zondai naudojami tik po 10 sekundžių kiekvienoje vietoje, elektrodus kiekvienoje vietoje reikėtų palikti bent 5-10 minučių. Atitinkamai, elektrodus geriausia naudoti vykdant priežiūrą namuose, todėl kad tai yra saugiau ir paprasčiau specialistui tinkamai atlikti procedūrą. Kaip ir minėjau anksčiau, tai yra keli variantai, kaip galima išdėlioti plokštelinius arba limpančiuosius elektrodus, gydant kelio skausmą. Pirmajame paveikslėlyje tai neuroraumeninės elektrostimuliacijos mikrosrove elektrodų išdėstymas būtent gydant kelio skausmą, dešiniojo kelio skausmą. Na ir elektrodai turėtų būti naudojami 4, kai viena pora elektrodų yra išdėstoma medialinėje kelio pusėje, o kita pora elektrodų yra išdėstoma lateralinėje kelio pusėje aplink skaudamą vietą. Tuo tarpu antrajame paveikslėlyje taip pat yra pavaizduotas neuroraumeninės elektrostimuliacijos mikrosrove
Aplikacija arba elektrodų išdėstymas ant abiejų kojų, kuomet yra gydomas dešinysis kelio skausmas. Ši aplikacija arba ši technika yra vadinama kontralateralinė technika, kai dešiniojo kelio skausmui gydyti naudojame 2 elektrodus dešiniam keliui ir 2 elektrodus kairiam keliui. Tokiu būdu elektrodai turėtų būti dedami vidinėje ir išorinėje kelio pusėje abiem atvejais. Na ir trečiasis būdas arba trečiajame paveikslėlyje pavaizduotas būdas plokšteliniams ir lempatiesiems elektrodams išdėstyti, kuomet yra skausmas. Tai būtent šiuo būdu yra išdėstyti elektrodai, taikant neuroraumeninę elektrostimuliaciją mikrosrove, kuomet yra gydomas nugaros skausmas, ypatingai juosmeninės stuburo dalies skausmas. Na ir vienas elektrodas dedamas šalia stuburo ten, kur pasireiškia sutrikimas, o kitas priešingoje pusėje anterior-lateraliai. Ir tokiu būdu mikrosrovės stimuliacija nukeliaus į kūną ne tik 2, bet ir 3 dimensijomis. Atliekant elektrostimuliaciją tokiu būdu, pacientas turėtų gulėti ant šono ir būti įsitaisęs patogiai ir komfortabiliai. Dar vienas iš neuroraumeninės elektrostimuliacijos mikrosrove panaudojimo tipas, tai yra galima naudoti transdukcinės pirštinės. Įprastai darbo su mikrosrove instrumentai tiekiami kartu su grafino arba vinilo pirštinėmis. Jas pamatysite 4 paveikslėlyje. Lengvose pirštinėse prie nugarinio paviršiaus yra pritvirtinami elektriniai mikrojungtukai, kurie paleidžia srovę ir suteikia jautrų lytėjimo pojūtį. Pirštinės dėvintis ir jomis odą liesdamas terapeutas gali masažuoti, manipuliuoti ir mobilizuoti, siekiant sumažinti paciento patiriamą skausmą. Tokiu pat būdu yra skatinama kraujotaka ir audinių elastingumas. Šis metodas, naudojant transdukcinės pirštinės, apjungia 2 gydymo metodus. Tai yra minkštųjų audinių mobilizacija ir neuroraumeninė elektrostimuliacija mikrosrovėmis terapija. Ir šios 2 metodikos puikiai papildo viena kitą, skatindamos greitesnį audinių gijimą ir paciento sveikimo procesą. Kaip ir minėjau, tai yra 4 paveikslėlis, kuriame yra parodyta transdukcinių pirštinių naudojimas neuroraumeninės elektrostimuliacijos mikrosrovėmis terapijoje. Na ir būtent šios pirštinės ir šiame paveikslėlyje yra pateikiama, kaip būtų galima malšinti juosmeninės stuburo dalies skausmą. Dar vienas šios terapijos panaudojimo tipas, tai yra belaidė neuroraumeninė elektrostimuliacijos mikrosrove terapija. Ši technologija yra naujoviškas, paprastas, neinvazinis ir neskausmingas būdas belaidžiu būdu perduoti srovę į žaizdą, naudojant deguonies ir azoto savybes atiduoti linkusius elektronus. Krūvinės dalelės sukuria žemo intensyvumo nuolatinę srovę. Kadangi naudojant šį metodą nesiliečiama prie žaizdos, o ji apipurškiama, tai yra daug pažangesnė elektrostimuliacijos technika palyginant su kitomis. Belaidės neuroraumeninės elektrostimuliacijos mikrosrovės prietaisai veikia perduodant žemo intensyvumo elektrosrovę pacientams. Pacientas turi būti įtrauktas į elektros grandinę ir dėl šios priežasties turi būti sujungtas su prietaisu per riešo dirželio laidą. Paprastai jis yra dedamas ant nepažeistos paciento odos, toliau nuo žaizdos. Pavyzdžiui, kojų opo atveju jis paprastai dedamas ant riešo sąnario. Atstumas nuo prietaiso galvutės iki žaizdos turi būti 12–15 cm. Apimamas maždaug 400 kvadratinių centimetrų gydymo plotas, kurį galima padidinti atitraukiant prietaisą galvutę nuo žaizdos. Taikant belaidės neuroraumeninės elektrostimuliacijos mikrosrovėmis gydymą yra rekomenduojama jį atlikti ne trumpiau nei 45 minutes.
Todėl svarbu, kad pacientas gulėtų arba sėdėtų patogiai įsitaisęs, nes būtent žaizdos padėtis belaidės neuroraumeninės elektrostimuliacijos mikrosrovės prietaiso atžvilgiu turi išlikti pastovi viso gydymo metu. Tokiu būdu bus užtikrintas optimalus gydymo rezultatas. Neuroraumeninės elektrostimuliacijos mikrosrovėmis gydymo indikacijos: sąnarių skausmai, minkštųjų audinių skausmai, neuralgija, sausgyslių uždegimas, sąnarinio tepalinio maišelio uždegimas, taip vadinamasis burzitas, fantominio skausmo sindromai, reumatoidinis artritas, migrena, kreiva kaklystė, epikondilitai, sustingęs petys arba dar vadinamas frozen shoulder, juosmeninės stuburo dalies skausmai bei tarpslankstelinio disko sindromas. Neuroraumeninės elektrostimuliacijos mikrosrovėmis kontraindikacijos. Šios terapijos nerekomenduojama ir negalima taikyti, kuomet yra ligos, kurių etiologija yra nežinoma. Taip pat ligoms, kurių metu reikia nešioti širdies stimuliatorių. Vietos, kuriuose yra onkologinių pažeidimų virš miego arterijos ir transcerebrinėje srityje. Kuomet moteris laukiasi, kuomet yra priepuoliai, ypatingai neaiškios kilmės, iš centro kylantis skausmas, epilepsija ir vietos, kuriuose yra odos ir kraujagyslių sutrikimai. Šioje skaidrėje matote visus literatūros šaltinius, kurie buvo panaudoti rengiant šį submodulio pristatymą. Ačiū, kad domitės elektrostimuliacijos pritaikymo galimybėmis kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Štai čia jūs matote visus mūsų projektų partnerius. Dėkui, kad klausėtės ir mokotės.